Sveiki, čia Soriukas, laida, kuri padeda vienišoms širdims surasti antrąją pusę. Arba ne. Šiandien svečiuose virėjas Sigitas, kuris dievina klasikinę muziką ir mano, kad seksualiausia merginos kūno vieta – smegenys. Ir inžinierius Vilius, kuris gali sutaisyti bet kokį sugedusį daiktą ir ieško merginos, kurią galėtų nusivesti prie altoriaus. Jaunas ir elegantiškas Sigitas ar subrendęs dzukelis Vilius, kuriam iš jų pasiseks šiandien surasti savo meilę. Prie Soriuko namo jau išsirikiavo būrys labai skirtingų merginų su skirtingais pomėgiais ir privalumais. Įvertinę jų pranašumus ir trūkumus, vaikinai nuspręs, kurios 4 pateks į Soriuko namo vidų. Visoms kitoms ate ir Soriukas. Tai kokiai merginai šiandien atidarysim vartelius? Ieškau seksualios, o man seksualiausia yra, kai mergina yra protinga, mąstanti bei geros širdies. O kom skiriasi protinga nuo mąstančios? Protinga yra apsiskaičiusi, o mąstanti tai turi žinoti, kaip tą žinias naudoti. Vėliau, kokios tu ieškai? Linksmos, žavios, ilgaplaukės, prie humoro. Leis spėsiu blondinės. Gali būti ir blondinė, kad save mokėtų išreikšti. Jums labai pasisekė, nes prie durų laukia jau visas būrys merginų. Primenu, į vidų įsileisti galite tik tai 4, visoms kitoms Soriukas. Žiūrim, kas prie durų. Sveiki vaikinai, esu Ingrida iš Marijampolės, mėgstu važiuoti į mišką, apžiūrėti miestų ir paskaityti laikraščių. Ar priimsit? Kažkaip tai. Būtų taip, jei nebūtų ne. Mes čia šiaip turim labai tokį paprastą būdą. Soriukas! Tai tada Soriukas. Nepyk. Ingrida Soriukas. Ir atė. Sveiki vaikinai, esu bušlio kovotoja, atėjau pulti, apsiginti moku pati. Aš spėju, kad jinai bus prie bario ir tikrai nebus joje liūdna. O aš spėju, kad ne visas kovas laimėjo. Tai jeigu ateina, pakovosim. Andželika, vaikinai pasiruošę kovai, užeik. Sveiki vaikinai, dievinu japonų virtuvę, įsileisti į vidų, suviniosiu jums sušius. Man atrodo, jinai jūs suvinios. Tai tikriausiai. Suvinioja sušis mum. Tikriausiai pasižiūrė. Jo, ir suviniosim ir kažką padarysim. Leidžiam. Galim. Viktorija, vaikinai taip pat mėgsta japonų virtuvę. Užeik, viniosim. Sveiki, aš esu Gabrielė, laisvalankiu šokanti panelė, bei domiuosi mada. Taigi gal tu būsi tas mano stilingasis vaikinas? Ar tu būsi tas stilingasis vaikinas? Na, šokiai tai liuks. Bet. Kaip tu galvoji? Neapsiskaičiusi. Jo, protinga, bet neseksuali, čia tinka iš tikrųjų labai. Gabrielė šiandien vaikinai sako Soriukas. Sveiki vaikinai, jei įsileisit mane į namą, pažadu jums išsiuvinėti jūsų paveikslą kryželiu. O gal vašeliu? Man atrodo geriausia, kad yra tai, kad kol jinai siuvinės, jūs jos nei matysit, nei girdėsit. Jinai bus tyliai. Variantas. Tada įleidžiam vašelį. Įleidžiam. Vašelį, nerk į vidų. Sveiki, esu aktorė mėgėja. Galiu įsikūnyti bet kokį personažą, taigi būsiu tuo, kad panorėsi. Kažin, ar jinai galėtų būti kokia Julia Roberts, pavyzdžiui. Manau, jinai turėtų būti ugninga. Įleidžiam? Įleidžiam. Pabandom ją įleisti, pasižiūrėsim, kaip tie aktoriniai. Rosita, šiandien tavęs laukia peržiūra ir apžiūra. Užeik. Merginos jauname, dabar matysite kiekvienos iš jų video prisistatymus, po kurių turėsite iš karto nuspręsti, su kuriom dviem norite eiti pasimatymus, o kurias 2 išmesti iš namo tiesiog šitaip Soriukas. Žiūrim, pirmoji mums prisistatys Viktorija. Ieškau vaikino, su kuriuo galėčiau aktyviai leisti laisvalaikį. Tai tada reikėtų su jie aktyviai kažką ir nuveikti, nes šiaip aktyvumas labai šaunu. Apie ką pagalvojai, gėdikis? Dirbu rūbų parduotuvėje, turiu virš 30 porų batų, bet kai reikia jos apsiaut, vis tiek nėra kuom. Kaip aš tave suprantu? Bet tai kaip neįsirenka pačioj parduotuvėje dirbanti? Man šopinimas tai ne. Tai tu gali tiesiog jai duoti kortelę, apsišopins pati. Dievinu naktinį gyvenimą, vaikštau į klubus ir vyrai jūs, aš galiu išmokti tiek hip-hopą, tiek bačiatos ir tiek salsos. O šiaip jūs naktinio gyvenimo atstovai? Visiškai. Visiškai, visapusiškai, absoliučiai. Nors šitos akis galėtų meluoti. Esu slaugytoja ir masažistė. Slaugai yra mano pašaukimas. Aleliuja, pagaliau masažistė atėjo. Nu, gal jam reikia? Tai va, ko mes ieškojom? Tautinius šokius šokiau 3 metus.
bet teko šokti ir viliotinį. Norėčiau pasižiūrėti, kaip tas sutapatinimas tautiniai ir su stulpu ir 3 vaikinai. O aš tai norėčiau pamatyti, kad birbinę pučia. Neseniai pradėjau lankyti bušito pamokas, mano trenerį vadina žvėrimi. O, tai tada, jeigu mes ją kažkaip ko neveiktum dėl to šokio, ar kaip tu sakei, su ta birbinė, tai man atrodo, jau mes patys pūstum. Esu Justė, man 19. Mano vyras niekada nesušalta, nes mes kojines ir megstinius, taip pat įvairias visokias kitokias gėrybės. O kažin galėtų numegsti stringus vašeliu? Man atrodo, gal ir galėtų, aš norėčiau pažiūrėti, kaip jinai aistringai neria vašeliu. Matau, kad bus gerai. Mano pats parščiausias pasimatymas buvo tuomet, kai draugė supažindino su savo geru draugu, kuris buvo daug žemesnis už mane. Man patinka prancūziškas poros. Pamatysime, gal. Aš dievinu naujas pažintis, dėl to neatlyginamai dirbu teatro rūbinėje, o ten renkasi įdomiausi žmonės. Su įdomiausiu turiniu kišenėse. Man atrodo, Mes už teatrą, ne? Pasitikrinus ir kišenės, ir teatrą, ir man atrodo, jinai tokia priemela turėtų būti. Taip pat aš esu labai lanksti. Ir žinau tokias pozas kaip liūto, kobros, lotoso, skėrio, nes jau 5 metus užsiminėjau jogą. Pandus poza dar yra labai gera. Tada tikriausiai reikėtų ateiti judom akim. Čia kaip pirmus 2 kartus jau nesiseka. Nu, o paskui 3, jau paskui atslūksta ir pradedi matyti. Kaip matote, esu stilinga mergina. Dažnai keičiu šukuosenas. Nu, taip tikrai matome. Jo, plaukai ugningi, tada turėtų būti mergina. Jaučiu kažkokią ironiją. Argi? Link karštumos turėtų traukti. Pati kuriu savo stilių. Taigi tavęs į gatvę su tokiamis nors stavkėmis tikrai neišleisčiau. Ką tik matėte visų merginų prisistatymus ir tiek turėjo užtekti, kad nuspręstumėt, kurią pirmą išmesti iš namo. Aš manau, gal tikriausiai Viktorija. Išsigandot, kad reikės pirkti dar 30 porų batų? Nedrąsiai, bet taip. Linkiu susirasti merginą, kuriai nerūpės avalinė. Ha, 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 ha. Aloha, merginos! Viktorija, vaikinams patiko tavo rožiniai sportiniai bateliai, bet jie tikrai nenusiteikia išlaidauti dar 30 tokių porų avalinės. Soriukas! Šiuo metu esu dirbanti panelė, tai pati užsidirbsiu savo batam ir viskas bus tvarkoj. Dėmesio panelės, labai greitai jūsų liks tik tai 2 name. Rosita, mūsų vaikinai nesidomi jogą, bet jie labai norėtų pamatyti, kaip tu išeini iš namo lotoso pozai. Soriukas! Ko? Lotos? Tai jau viskas, jau prieš tai buvo depresija, bet dabar tai juoda. She's after my piano. O kaip tu stengiasi pabrėžti moteriškumą ir iš viso, kas tai yra moteriškumas? Kaip tu įsivaizduoji? Mano nuomonė, kad, kaip pasakyti, kiekviena tai pareiškia savaip. Vienas gali, kaip sakyti, dažytis. Ne, bet konkrečiai tas tu, kaip... Aš, pavyzdžiui, dažytis tai nelabai dažaus, tik truputį. Ta prasme, proto ribose. O šiaip, ką darau, dar sportuoju truputį. Jo, ką sportuoji? Bėgioju. Justė man pasirodė kaip tokia, sakykim, pilka pelytė, kuri tiesiog namuose būna, niekur neina per daug, nes jie afišuoja. Gal ir gerai, bet aš tikrųjų ieškau tokias ryškesnės asmenybės. Draugavus kada nors ilgesnį laiką kažkokį tarpas. 3 mėnesius. Tų vaikinų kiek, pavyzdžiui, buvę. Nu, aplamai 5. Tai patirtis tuose santykiuose. Jo, turiu šiek tiek. Nu, pas Andželiką gali būti kažkas ar su santykiais, ar su tais pačiais vaikinais gal negerai kažkas. Nu, gal laikui bėgant atsiskleidžia žmogus blogosios savybės. Tai kągi, esi nunėrus ilgiausia? Servetėlės dažniausiai net. Servetėlės? Fainai. Kaip ne kryžikų nerė? Šiaip tai yra, kaip pasakyti, skirtingos technikos, nes tas kryželių tai yra siuvinėjimas. Tai yra adatai, raudinys, siūlas naudojama. O štai pavyzdžiui, kaip tu sakei, nerimas, tai yra vašelis, yra siūlai, tik tai jokio audinio. O kaip tarkim šiandien vakare pamokytų mane vašelių? Manau, galėčiau. Su tokia mergina kaip Justė galėčiau kartu vakaro popietę kokią, nežinau, kartu susėdė prie laužo, megzti tiesiog ir viskas, daugiau nieko. Tai jeigu pasiūlyčiau ir paprašyčiau tave sušokti kažką tokio panašaus į tą viliotinį? Pabandysi?
Plastiškai šoko, gražus judesiai buvo. Na, gal apranga kita, dar kažkas, bet šiaip galima užskaityti, kad kažką tikrai šoko, kažkada nemelavo, kad laimėjo kažkokią vietą. Turiu Sančio Pančios kostiumą. Ar galėtum man pavaizduoti meksikiečių Sančios Pančio šokį? Kalbant apie Justės išvaizdą, neįžvelgiu nieko išskirtinio, apart to, kad šokant nusmuko džinsai. Kažkaip nepersilaužė ir neparodė visko, ko gali. O gal tiesiog ir negali nieko iš savęs daugiau ir įspaus, nes nieko ir neturi ką spausti. Tai va, šokis nekaip. Pirmieji pasimatymai jau baigėsi, dabar vaikinai merginomis apsikeis. Ar viliotinio konkurse sužibėjusi Andželika taip pat gundančiai šoks valsą su elegantiškuoju Sigitu? Ar mezginių virtuozė Justė, kurią vyrukai pakrikštijo Vašeliu, išdrįs nustebinti Vilių egzotiniu šokiu? Kaip suvystytum vaikiną, kokiam savo savybėm naudotumėsi? Nežinau, šypsena iš tikrųjų, gal išvaizda. O šiaip tai slaptas ginklas, tai masažą darau. O kaip, tarkim, su jautriom vietom irgi darai masažą? Ne, ten negalima liesti, iš tikrųjų. Sprendžiant iš Andželikos kalbos apie masažą ir jos susidėgymą, manau, kad jinai tikrai išmano darbą ir, manau, tikrai atliktų entuziastingai, jeigu paprašyčiau šį vakarą masažą. Pagal save, kaip tu bučiuojasi? Manau, gerai. Tau sakė kas nors, ar kaip? Sakė. Gal galėtai parodyti, kaip tu bučiuojasi? Per pirmą pasimatymą tai nebent tik paprastai į lūpas. Nu tai galima tada. Galiu pasakyti, jūs tai bučiniai, na, taip, paprastai, nieko įspūdingo, nieko tokio kažkaip įpareigojančio, paprasti, draugiški. Padarom tokį iššūkį, kadangi mes esam čia šokių salėje, galim tiesiog padaryti iššūkį. Tu parodyk man porą judesių bušido, o aš tai pamokinsiu šokti valsą. Ką tu į tai? Puikiai. Tai tu mane tu užpuolikas. Gerai. Ir mane bandom. Dar bandom. Andželika atliko porą skausmingų veiksmų iš bušido. Ir manau, jei ką gatvėje einant, jinai panaudotų jos. Gražiai atrodai, galiu pasakyti, tikrai. Susuk, šaunu. Bet dabar aš tau paleisiu tokią rytietišką melodiją, pagal kurią gal tau bus lengviau, kaip sakyti, judyti klubus, tavo voką drebinti. Šokyje save parodė tikrai iš geriausios pusės ir aš galiu sakyti tikrai, yra į ką pažiūrėti, tik laiko ir patirties ir viskas galima. Lyginant merginų šokius, antroji panelė Andželika tikrai šoko žymiai geriau, jautėsi tas gyvumas toksai, jautėsi pakankamai laisvai tikrai. Po pirmųjų pasimatymų poros jau grįžta į Soriuko namą, netrukus viena iš merginų bus ištartas Soriukas. Tai kaip sekėsi pirmieji pasimatymai? Na, kalbant apie Andželiką, pasirodė jinai tokia neapsikrovus panelė. Kuria prasme? Nereikalinga informacija? Panašiai. Suskaičius. Tai kuri mergina palieka namą? Mūsų verdiktas Justė. Mes sakom Justė. Jūs turite trisnę. Justė, Viliui labai patiko tavo bučinys. Nors tiesa, jis buvo kiek per sausas. Andželika,
Pasak vaikinų, tavo klubų judesiai tiesiog fantastiški, bet juos niekais išgąsdino tas faktas, kad su vienu vaikinu nesugebė išbūti ilgiau negu 3 mėnesių. Moterė, kas su tavim negerai? Andželika, vaikinai vis dėlto nusprendė suteikti tau antrą šansą. Juste Soriukas. Vaikinai man abu patiko, nes tikrai buvo bendraujantys, smagiai praleidom laiką. Matytinai tikrai buvo geresnė, nes vis dėlto ir šokt mokėjo, jos tikrai buvo privalumas, aš tą žinojau. Andželika, sveikinu, dabar tu eisi pasimatymus su mūsų vyrukais ir būtent tu nuspręsi, kurį vieną pasilikti, o kitam pasakysi Soriukas. Sėkmės. Andželika, galėčiau pasakyti, tikrai atrodai šį vakarą labai gražiai. Ačiū. Graži spalva ir ypač ta raudona pabrėžė, viską. Sakau, mes kaip abudu kažkaip net vienodai susiderinę, mes labai tinkam vienas kitam. Vėlius draugiškas, išvaizdus, aišku, jo labai amžius labai. Iš tikrųjų 34 metai, tai jau daug ką sako. Nieko prieš, jeigu tai per tą antrą pasimatymą pasibučiuotum ir, tai bučinio metu kažką arba pajausi, arba ne. Galim pabandyti iš tikrųjų. Pabandom tada? Pabandom. Viliaus bučiniai buvo aistringi, šlapi. Man iš tikrųjų patiko. Visi pilnai visas man patiko. Andželika nuginklavo Viliaus šlapi bučinukai ir raudoni marškinukai. Dabar jos laukia pasimatymas su Sigitu. Ar šis elegantiškas jaunuolis bus toks pats drąsus ir ar jo bučinukai bus tokie patys saldus ir šlapi? Likite su LNK, čia Soriukas. Čia Soriukas, ką tik matėte aistra pulsuojantį Andželikos pasimatymą su Viliumi, o dabar jos laukia elegancijos ir klasikos dozė vardu Sigitas. O kaip mane vertini? Tave vertinu teigiamai. Teigiamai? Kadangi tu jau esi finaliame etape, po mūsų nuomonės, dar padėjau įkalbėti savo kolegą, kad tave pasirinktume. Manau, kad mes su Sigitu galėtume būti pora. Jeigu aš jam, tarkim, labai jau patikau. Gerai, prigultis man kažkaip. Gauk. Negeras. Nepatogu? Arba žiūrėk, aš atsigulsiu, tu gali mane maitinti braškim kokiam. Skanu. Teikia. Galiu atsigert paduoti. Na, iš tikrųjų, apmaudu, kad Sigitas manęs nebaučiavo, bet tai nieko nekeičia iš tikrųjų. Tai sveika atvykus į antrą aukštą, Andželika. Kaip žinau, turėjai labai turiningą dieną ir paskutiniai 2 pasimatymai su labai skirtingais vaikinais. Taip. Ir tau reikia pasilikti tik vieną iš jų. Pasirodo, kad Vilius yra žaidėjas, nes Sigitas jam pasakė kad pasiliktų mane, negu Justė. Tai tu nusivylei Vilium? Taip. Tai tavo pasirinkimu Sigitas lieka, o su Viliu mes atsisveikiname. Soriukas. Sveiki, vyrukai! Žodžiu, Andželika tik tai dėl jai žinomų priežasčių nori pasilikti Sigitą ir Viliau tau Soriukas. Ką padaryti? Kaip jinai išsireiškia, idealas vyro yra didesnis negu bučiniai. Kaip jie be patiktų? Dar ne pabaiga. Andželika, dabar leisies laiptais žemyn, kur gali rasti arba nerasti savo išrinktai, nes jis vis dar turi galimybę būtent tau pasakyti Soriukas, ko aš nelabai tau linkėčiau. Sėkmės. Ačiū. Ir reikia patikrinti. Myliu, o kai reik mylėti, ima ir pabėga. Andželika, prisimink, ne visi vyrai kiaulės, yra ir asilų. Soriukas!